Sveiki, tai šiandien gaminsim kavą su Chemex kavinuku, kaip mes juokingai vadiname menzūrėlę, o menzūrėlė nebereikalo. Tai šiek tiek istorijos apie patį Chemexą, trumpai. 1941 metais daktaras chemikas Šliumbomas iš Vokietijos emigravo į Ameriką ir užpatentavo šitą kavinuką. Ir pačio kavinuko dizainas sufleruoja, kad tai buvo chemikas, nes pats dizainas primena kūginę kolbą. Taigi, tai yra filtrinis kavinukas, kuriam reikės popierinio filtro. Į popierinį filtrą mes supilsim maltą kavą ir užpilsim vandeniu. Kava tada plikysis filtre ir po truputį tekės į apačią. Mes palaipsniui išpilinėsim karštų vandeniu ir visą tai truks apie 4 minutės. Tai ką, tradiciškai pradėkim nuo vandens. Dabar dėl santykio, kad būtų paprasčiau skaičiuoti, 1 litrui vandens 60 gramų maltos kavos. Mūsų atveju mes norėsim 2 puodelių, užsikaisim 500 gramų vandens, susimalsim 30 gramų kavos. O malsime savo Nikaragvą, vidutinio skrudinimo kavą. Kosmos. Vieną mėgstamiausių mano kavų. Ką, pasiėm svarstyklės, nusinulinam. Į visada per daug biškį. Prinešiu. Matot, kokios matinės pupelės. Kodėl matinės? Irgi biškį pakalbėsiu. Atkreipkite dėmesį, jei kava skrudinta tamsiai, ji visada bus blizgi. Kodėl taip yra? Todėl, kad šitoj pupeliai vidutinio skrudinimo aliejai, baltymai visi yra viduj iškonservuoti. Sumalus kavą jūs tikrai suprasit skirtumą. Aromatas bus kosminis. Gaila, kad negaliu perdavyti. Yra kaip yra. Tai šiek tiek parodysiu patį malimą. Mūsų atveju malūnėlis yra su plieniniam girnom, kas yra labiausiai rekomenduotina dėl lygaus malimo. Taigi susimaliam kavą, aš šiek tiek prinešiu parodyti. Ir kitko, ką pamiršau padaryti ir ko nepasakiau, čia buvo ant stalo pasidėjęs lūpdažį. Tai yra vandens purškiklis su vidutinio skrudinimo kava, jeigu malat su elektriniu maltuvu, malūnėliu arba su rankinė kavamalė. Rekomenduojama šiek tiek papurkšti vandens. Todėl, kad pačios pupelės aliejingos, sakykime, jų liks pačiuose girnuose. Taigi išsipakavom vieną filtrą, reikės jį susilankstyti primityviai. Lenkiam vieną sykį per pusę. Ir dar vieną sykį per pusę. Taigi, ir turim 4 klostis. Tai prie vienos sienos bus 1 klostis, prie kitos sienos bus 3. Padarom kūgį. Ir tas 3 klostis dėsim prie šito latakėlio. Va taip, paprastai kol kas ir yra. Ir laukiam vandens. Užsikaiskit visada šiek tiek daugiau vandens, nes reikės filtrą sušlapinti ir tą vandenį išpilti. Tai ką, užvirė vanduo. Filtrą sušlapinam.
Taip darom todėl, kad neliktų kavoj popierinio skonio. Ir išpilam tą vandenį. Tai ką, man patinka naudoti svarstyklės, kad matyčiau, kiek supilu vandens, bet čia nebūtina. Ką, suberiam kavą. Biškį palyginam. Tikrai gurmanai vidury padaro skylutę, nes visada pilsim vandenį nuo vidurio. Tai neva padeda geriau išekstraktinti kavą. Nežinau. Galbūt. Ką, pilsim nuo vidurio ir iki šonų ir vėl atgal į vidurį. 500 ml turėtume padalinti kokius 3 pilimus. Važiuomis atsinešiu gal. Tarp pilimų apie minutę, bet galite orientuotis palei tai, tiesiog primityviai subėgo vanduo į apačią, išpilat per naują. Kodėl mes 3 sluoksnius popieriaus dėjom į snapelio pusę? Todėl, kad svarbu, kad snapelis neužsiblokuotų, bet kartais tai nutinka ir su 3 sluoksniais, kaip man dabar buvo. Tai tiesiog primityviai šiek tiek atidarykit snapelį, kad gautųsi kažkoks tai slėgis. Dar svarbu suprasti, jog tiek vandens, kiek jūs užsikaitėt, lygiai tiek pat kavos jūs negausit, nes balta kava absorbuoja vandenį ir tirščiuose liks kažkiek vandens. Tai ką, subėgo vanduo, filtrą tiesiog išimam ir išmetam. Tai ką, ir paskutinis manevras, kai tikram chemikui, pamiksuoti šiek tiek ir pasipilstyti. Tai ką, ir gaunam labai gražią švarią kavytę, kurioje pilna kūno, labai subalansuota. Su jumis buvo Kavos Epas šeima, pasimatysim kituose epizoduose.